vienas dalykas, kurį pavyko rasti, tai kad visgi pavardė buvo Chodkevičius. Atėjo mūza, ir dabar prisėdau, parašiau dainą ir nebeplanavau eiti į Eurovizijas. Sveiki, įsijungę mūsų antrąjį tinklalaidės epizodą. Su jumis sveikinuosi aš Elvinas ir šiandien su manim svečiuose Vladas Chodskevičius. Labas, Vladai. Labas, Elvinai. Vladas Chodskevičius, muzikos prodiuseris, kompozitorius, multiinstrumentalistas, atlikėjas, ūkininkas ir dar programuotojas. Sakyk, ar nieko nepraleidau? Ne, programuotas gal buvau, bet ne, kol kas ne. Taip, kažkaip taip. Toks visas orkestras, ne, kaip labai nesuku galvos dėl tų titulų, nes tiesiog darau dalykus, kurie man patinka ir tos etiketės automatiškai prilimpa. Taip. O klausyk, ar niekaip nesi susijęs su Chodkevičių giminė? Ne Chodskevičių, bet Chodkevičių. Jos, tai šiuo klausimu negaliu įvardinti, ar esu tiksliai susijęs ar ne, nes nėra įrodyta, kaip sakant. Bet jo, mano brolis organizavo tyrimus ir giminės medžio tyrimai, kad į gylį darytų tos tyrimus ir kuo daugiau pasiekti, ten tos protėvius įsiaiškinti. Tai nepavyko dasikasti ten taip toli, bet ten kelioliktas amžius buvo. Tai vienas dalykas, kurį pavyko rasti, tai kad visgi pavardė buvo Chodkevičius, ne Chodskevičius. Tai pasikeitė D į C. Tai labai norint būtų galima ir man pasikeis dabar tą pavardę, nes yra įrodymas. Kitas dalykas, ten kažkurio momentu, liktais Wikipedijai, buvom užmatę, kad jisai neturėjo palikuonių visai. Tai automatiškai ta mintis dingo, bet paskiau viename muziejuje atsitiktinai buvo užmatyta, kad visgi turėjo palikuonių. Tai sunku pasakyti, kaip buvo, bet gal buvo, gal ne. Galbūt neišspręstas klausimas, reiks kažkada išspręsti ir pasižiūrėti. Taip. O tai jeigu visgi paaiškėtų, kad yra tie giminystės ryšiai, tai tada pavardę keistum? Nežinau, šiaip labai, ką žinau, turbūt, nežinau. Kaip, jeigu paaiškėja, kad turi tos kilmingų šaknų, ten kažkaip galima, ten kažkokius dokumentus, bajorystės kažką gauti. Aš net nežinau, nesidomėjau to dalykų. Bet tai gyvenime kažko labai nepakeičia, bet žinai, taip. Tiesiog šiaip smalsu nebent. Pasukim link muzikos, kadangi visgi esi Mėnulio fazės grupės atlikėjas, lyderis ir įkūrėjas. Dalyvavai Lietuvos balse jau 2 kartus, visai neseniai naujas hitas projekte pakankamai sėkmingai. 22 metų Eurovizijos atrankoje ir šiemet taip pat dalyvausi Eurovizijos atrankoje. Kodėl Eurovizija ir kodėl visi šitie projektai pas tave? Toks dalykas, kad kai juos eini, tu save įmeti į iššūkį. Tokį, kur tu kasdienybėje galbūt tenais kažkaip koncertuoji, kažką darai, kuri muziką, esi tokiai savo saugioj zonoje, kur tu žinai darai tos dalykus, bet kai teini tokį projektą, jie yra konkursinio tipo. Reiškia, tu turi būti kažkom biškį geresnė negu kiti. Ir automatiškai turi labiau pasistengti, labiau dirbti su savim. Aš pamenu, kai buvo Lietuvos balsas, ten buvau vokalų, repetuodavau ten kas antrą dieną arba kiekvieną dieną, ten keletą savaičių šėlės prieš kiekvieną filmavimą, kad balso stygus būtų paruošime. Kai koncertuoji, galbūt to nelabai darai aktyviai, ten karts nuo karto tik prasidainuoji kažką tokio, nes tiesiog įeini tą jau pats koncertuodamas. Gavas, kad save paruošimą darai. Kitas dalykas, lengviau pasiekti žmonės, nes kai gyveni Akmenės krašte, kur esi toli nuo Vilniaus, kur Vilniuje yra visa muzikos industrijos tas centras, tai būdamas toli nuo ten sunku kažkur prisibelst. Tai tokie projektai televiziniai yra labai gera platforma parodyti savo muziką, parodyti savo balsą, žinai, kažką, apie ką aš esu, pasidalinti tuo. Tai yra keletą priežasčių, ko ten, žinai, nėra vienos priežasties, bet daug skirtingų mažų tokių priežastėlių. Tai o kaip Eurovizija, kaip pirmoji atranka, kurie dalyvauja ir šiemet dabar dalyvausi, kokie tikslai? Jo, tai pirmi kartais laiką būna pasibandymai. Bet jie labai būna juokingi iš tos pusės, kad kai jau jie praeina, tada galvoji, kad koks naivus buvai, nes ten eidamas pirmą kartą galvoji, kad koks tu fainas esi. Ir kai tu nueini ir supranti, kad iškitai, kad yra daug geresnių už tave.
Tai antras kartas būna laiką toks, kur jau tu būni jau kojas įmerkęs, žinai kas kaip, kas vyksta, ko tikimasi ir panašiai. Tai man su Lietuvos balsu tai buvo pirmą kartą, kai jau nesėkmingai ten iškirto, kaip ten 3 etapus praėjau nemažai, bet paskiau, kai antrą kartą jau po 5 metų, tai jau su pilna koja, žinojau, ką aš darysiu, kaip aš darysiu, jau turėjau patirties daug iš sceninės, tai visai kitaip ir tai lėmė, kad aš nuėjau iki finalo. Kaip šį kartą bus, aš nežinau, nespėlioju, ar tolinais ar ne, nes daugų ten tolin, kaip yra tik keli etapai realiai. Taip. Bet kai pirmą kartą jau į Euroviziją, tai aš jau visiškai žalias ir aš buvau šviežiai pradėjęs muziką produsuoti ir rašinėti pats. Aš buvau tik studijas rengęs ir tuo metu mano muzikalumo žinios tos visas buvo labai ribotos. Dabar aš ateinu jau su, nežinau, kiek čia prieš 2-3 metus įvyko, ne, tai jau ateinu su tokiu pilnesniu žinių bagažu, pilnesnė patirtim scenė, to labiau, kad tada, kai jau televizijoje galbūt tik vos kelis kartus filmavisis, dabar aš nebežinau, kiek kartų man tekia prieš kameras ten dainuoti. Tiek visokios laidos, tiek projektai ir panašiai. Tai, daug drąsiau einu. Negana to, dabar einu jau ne vienas, einu su grupe, su Mantu ir Rasa, būsim scenoje. Tai jau buvimas žmonių, kuriais tu pasitikė, yra labai daug pačiam drąsiau yra, žinai. Tai nežinau, kažkaip aš jau nebeplanavau eiti į Eurovizijas, maniau, kad po Lietuvos balso man užtenka tų projektų, toks buvo momentas, bet pavasarį aš sukūriau vieną dainą, kuri turėjo daug neįsiplėtosiu, bet jinai buvo sukurta vienos formos, paskiau pabandžiau ją sukurti kitokios formos, paįvairinti, pažiūrėti, kaip skamba. Ir tiesiog aš nebegalėjau atgirdėti, aš mačiau, kad jis skamba Eurovizijai. Va tiesiog tokia mintis atėjo ir nebepaleido manęs. Ir aš tos dainos neišleidau, specialiai kaupiau, nes dainas ten šiaip nuo rugsėjo 1 tik tais gali pretenduoti išleistos dainos. Tai aš jos iki šiol neišleidau, ją kaupiau, nes pagalvojau, kad jeigu tokia mintis šovė, tai jeigu aš nepabandysiu, tai aš nežinosiu, ar ten kažkam buvo reikalinga ar ne. Tai sakau, geriau pabandysiu ir jeigu nusvilsiu, bet jeigu nenusvilsiu, tai matysim, kad buvo ne veltui. Taip. 22 metais dalyvavai su anglų kalbos daina, o kaip šiemet? Dabar lietuviška daina. Lietuviškai. Taip, lietuviškai, nes labai pasikeitė kontekstas. Kai aš jau tada su angliška, dar buvo tik lipo į Euroviziją tie bandymai su savo kalbom eiti. Šiaip dar buvo angliškos, vis dar buvo tame vyravo, kad angliška daina turi būti. Dabar net nežinau kaip kitiems, bet man netgi keista, jeigu žmogus eina su angliškai. Atrodo, nes tiek daug angliškos muzikos yra, kad tas mūsų išskirtinumas ir gali būti kalba. Ūkis ir muzika, kaip šitos du labai skirtingus darbus, ar gal reikėtų sakyti pomėgius suderinti? Jo, nežinau, kur mano darbas baigėsi, kur atostogos. Ir kur atostogos baigėsi, kur darbas. Tai vat mano tie darbai susilieja su mano pomėgiais. Ir jie labai skirtingi yra, nes vienas yra, jie savotiškai ir panašus. Nes aš būdamas menininkas, aš ūkininkavime išvelgiu daug kūrybos. Vien tik tas, kaip aš juokdavus, kad netgi kai žemę dirbi ten su disku ar ten su plūgu, su kuo ten bedirbtum, kai tu ją virti, atrodo, jinai pakeičia spalvą. Tai kaip vizualus menas, tapyba. Ir kai tu kažką pasėjai, išauga, ta juoda spalva sužaliuoja žaliai, irgi savotiškai drobė tapyba, kažkoks vizualusis menas savotiškai. Bet mes tai darom ne dėl meno, tai darom labiau dėl to, kad užauginti maisto. Tai man labai patinka, kad abi veiklos, aš nežinau, kiek jos paliečia kitus žmonės, tiek viena veikla, tiek kita, kol kas paliečia, nežinau, kad žmonės man ir skambina, džiaugiasi, kad ten rado mūsų ūkio produkciją, kažkas ieškoja, rado ir gali maitintis. Taip pat sulaukiu žinučių, kad ten muzika mano patinka kuriama, ar kažkaip palietė, arba pakviečia į koncertus, dar kažką. Tai labai fainai, kad viena veikla maitina kūną, kita maitina sielą. Tai, žinai, toks maitinimas, užsiemu maitinimu.
Bet ūkininkavimas tai irgi ne iš šeimos, ne iš tėvų atėjęs, ne? Nu kaip, Ar? kai mano tėvai nebebuvo ūkininkai jau, bet mano tėčio tėvas, senelis mano, jis buvo ūkininkas. Ir šiais metais netgi vienas žmogus pasidalino nuotrauką, kurisai nufotografavo mano senelį ariant dirvą su arkliu, žinai, su plūgu ir arkliu. Ir tai buvo 1990 metais užfiksuota nuotrauka, tais metais, kai aš gimiau. Ir juodai balta, tas fotografas, jis ten gyvena Amerikoje, jis yra užsiminėję meninę fotografiją. Tai 90 metais nufotografavo mano senelį tam laukia. Jisai buvo grįžęs į Lietuvą, tokia istorija, kad jis grįžo į Lietuvą ir jį nuvežė ten į mano senelio tėviškę, mano tėčio tėviškę, kur ten auga. Ir jį sužavėjo, kad vada žmonės su arkliais arinis Amerikoje seniai taip nedaro, žinai. Tai jis tuoj pat išbėgo ir nufotografavo. Ir aš tą nuotrauką pamačiau. Ir man tokia simbolinė, kad mano senelis buvo ūkininkas ir aš ūkininkas. Aš žinau, kad girdėjau, nežinau, kaip teisybės, bet ten vienas iš mano protėvių, ar prosenelis, ar proprosenelis buvo žirgų augintojas. Žirgus augino. Turėjo ten kažkokį rimtą ūkį, reikia žirgus augino. Tai tų matytų ūkininkų yra. Kraujyje kažkur genas yra matyti. O sakyk, muzika ir ūkininkavimas vasarą pats darbymetis turbūt. Taip. Visame kame. Jo, šiaip jo. Aš nežinau, šiaip pastebėjau, kad daugmaž visus metus man užsipildo laikas, nes labai viskas sezoniškai keičiasi. Pavyzdžiui, su muzika koncertų daugiausiai yra vasara. Ten kiekvieną savaitgalį, arba netgi 2 kartus, ar net 3 kartus per savaitę tu važiuoji kažkur koncertuoji. Ir tai vyksta visą vasarą. Po to spalį, ten gruodį, lapkritį, visą tą rudenį nurimsta. Tų koncertų ten vienas kitas tik te būna. Tai iš koncertų pusės taip, bet tačiau muzikoje tada žiemos sezone prasideda studijos darbas. Aš iškart pajuntu, kad jau man spalio, kadangi esu aš kompozitorius ir kitiems, ten kurių muziką ne tik savo, aš jau jaučiu, kad spalį, rugsėjį man jau pradeda žinutės, Vladai, ar tu laisvas sukurti ten dainą, kažką tokią. Taip. Tai man užsipildo vasarą koncertai, vasarą niekas nenori dainų įsirašinėti, nes visi patys koncertuoja. Ir tada rudenį prasideda studijos darbas. Su ūkiu vasarą dirbi, ten visi darbai jau apjūtė, viskas šiandien visi tie darbai eina, už juos nei vieno cento negauni, labai keistas jausmas būna, nes tu dirbi daug, bet tu nieko neuždirbi. Ir tada žiemai atėjus, jau visa technika stoja ten garažuose, nuvalyta, nuplauta, sutvarkyta, ir aš pradedu malti miltus. Tai vėl prasideda kitoks darbas, jau tada malūne apsigyvenu ir ten tos miltus malu, žinai, ir tada fasuojam, pakuojam, žinai, siunčiam. Vėl užsipildo laikas ir automatiškai abi veiklos užpildo. Tik tiek, kad vasarą labai fainai, kad aš ūkį, kadangi mūsų buvo mintis, kad mes turim su Laima nusprendėm, kad visą techniką ir įrangą turim turėti savo, tam, kad galėčiau pats, pavyzdžiui, saulė šviečia, aš galiu važiuoti dievus kul. Nes dėl tų pačių koncertų, nes būdavo taip, kad savaitgalį koncertas, visą savaitę laukiu eilės, atėjo savaitgalis, man skambina, važiuoju pas tave kulto, aš sėdžiu Palangoje koncerte ruošiuos. Taip. O kitą dieną grįžtu ir lietus lyja savaitę laiko. Tai labai man gerai, nes aš savaitės bėgį pasidarau ūkio darbus, savaitgalį koncertai. O sakai, rašai muziką ir kitiems, kuri muzika, nuo ko prasideda dainos kūrimas? Papasakok šiek tiek tą procesą. Nuo idėjos. Nuo idėjos. Jo. Man buvo toks momentas, kai pradėjau labai daug, su muzikos kūryba šis labai įdomus dalykas, kai aš seniau neužsiminėdavau tuo, sakykime, profesionaliai. Tai tas dainos sukūrimas būdavo toks labai magija. Tai atrodo, atėjo mūza, ir dabar prisėdau, parašiau dainą ir po to pusę metų nieko neparašysiu. Kai aš pradėjau su to dirbti, pamačiau, kad vienu metu tai pasirodė, kur ta magija dingo, nes, žinai, kiekvieną dieną dirbi su tuo darbu ir
kaip ir įgūdžiai pagerėjo, bet tarsi dingo tas, žinai, toksai žavesys. Bet tas tik trumpą laiką įvyko. Paskiau praėjo laiko ir vėl tą magiją pamačiau ir supratau, kad mūza ateina pas tą, kuris nori kažką daryti. Tai jeigu tu darysi vieną kartą per metus, tai tik vieną kartą per metus ateis. Jeigu tu darysi kiekvieną dieną, jinai ateis pas tai kiekvieną dieną. Svarbiausia, kad tu duotum tą, parodytum, kad nori daryti kažką, tai tada jinai ateina visą laiką. Ir dar dalyką supratau, kad kiekviena diena gimsta, pradžioje turi būti idėja. Bet ta idėja, nežinau kaip čia įvardinti, bet ta idėja, jinai yra kaip gyvybės forma, tik jinai nematoma, negirdima. Tai nėra kaip žmogus, tai nėra kaip siela galbūt, bet yra kažkokia esybė, esmė, kuri kažkur plaukia. Ir jinai jau turi savo formą, viską, tik ji nori patekti į mūsų pasaulį. Ir tam yra menininkas, kuris sukuria tą idėją. Tai dėl to būna vienos dainos labai gražios, įkvepiančios, kitos būna galbūt piktos, agresyvios, žinai. Jos visokios būna. Taip. Ir jos visokios yra fainos. Kai tu kuri, tai automatiškai kažkokia idėja ir ateina pas tai. Tu ją išvystai ir būna, žiūrėk, kartais darai tą idėją ir neskamba, bet paskiau pagauni ir žiūri, kad tą formą aranžuotis pagavai ir užsifiksavo tada ir suskambėjo. O sakykime, žiūrėk, dabar aš noriu pradėti dainuoti, bet galvoju, kad nemoku kurti ir žinau, kad tu esi toks žmogus kuriantis. Ar man reikia su idėja pas tave ateiti, ar nežinau, kaip tu tą procesą vykdai? Tai čia visokių prieimų yra. Nėra vieno vienintelio varianto. Iš praktikos tai būna labai daug variantų. Būna žmonės ateina jau su idėja. Ką turiu meni, kad kažkokį jau turi kabliuką, kažkokią kryptį, pasako, galbūt frazę kažkokią nori, žinai, ten, tarkim, kažkokią frazę ateina, sako, aš turiu frazę ir palei ją sukur dainą. Yra tokių daug atvejų VB. Ir yra tokių atvejų, kur ateina tiesiog, noriu dainos, ką tu turi ir aš parodo, ką esu jau sukūręs ir tas žmogus įsirenka. Ir kartais būna netgi parodyti tas kelias idėjas ir sako, o šitą dainą mano, čia tobulai man ir atrodo, netgi būna kartais tokių dainų, kur yra netgi buvę kokie 2 ar 3 atvejai, kur kažkada sukūriau dainą ir siūlau vienam žmogui ir kitam žmogui dainininkui, žinai, ir tipo, gal kažką kito, žinai. Ir tos dainos nusėda. Ir po kokių metų kažkam pasiūlau ir sako, kokia nereali daina, kaip man jos reikia. Ir iš tikrųjų žiūri, ta daina sulipo ir jin suskambėjo su tuo balsu visai kitaip ir pasirodo, ta daina tiesiog laukia savo žmogaus. Momento. Tai būtent per tą laiką pamačiau, kad tos magijos labai daug yra toj kūrybai. Tai vienu metu kažkaip buvo atslūgę tas toks, nes gal įsivažiuoji tą, žinai, dingsta ta romantika, kai daug darai, žinai, kai pradžiai kažką romantizuoji, bet paskui darai daug ir tada dingsta tas visas žavesys. Bet po to, jeigu teisingai darai, vėl jis sugrįžta ir tu vėl kvėpuoji. Tai aš šiuo metu kvėpuoju ir džiaugiuosi. Man tai žinau, man ūkininkavimas ir muzika, aš programuoti nebeprogramuoju. Kažkada buvau susižavėjęs programavimu, sistemom, operaciniam sistemom, žinai, viskom, kas susijęs su kompais. Dabar man kažkaip, nežinau, biški kitaip yra, nes ir tie kompai kitokie. Dabar viskas labai, žinai, padaryta, kad dabar būtų patogu. Dirbtinis intelektas jau gali programuoti. Jo, o seniau, žinai, kai aš buvau vaikas, tai ta DOSo lentelė, žinai, ten juodai balta viskas, ten kinos Linux'ais rašai, bandai ten jį sukrapštyti, kad jis veiktų tau galų gale, tas kompas veiktų. Tai būdavo nuotykis. O dabar, žinai, paspaudė mygtuką, kompas įsijungia, kad tenais perrašinėti operacinę sistemą, kam net reikia. Tai dingo tas žavesys gal. Ir su programavimu tas pats. Ta prasme, jeigu seniau tenais sukdavai galvą, kaip ten kažką padaryti, kad veiktų, dabar, žinai, ChatGPT parašyto viską, kodą išmetė, ką reikia, viskas. Dingo tas momentas. O su muzika nedingo, nes su muzika, tu, žinai, pasiemi instrumentą ir žiūrėk, lipdai ir suglipdai kažkokį kūrinį. Įgroji kažką, pridėjai, dadėjai, nuimai. Su ūkininkavimu irgi, žinai, žemė išdirbai, stebi kaip pasėjai, stebi kaip auga. Ten ne kiekvieną dieną, bet, žinai, kiek laiko pribėgi, pažiūrė, jau toks daigiukas, po to toks daigiukas. Taip, gyvybė. Esam bibliotekoje, čia daug knygų. Ar muzikos kūrybai tau knygos kažką duoda, ar... Jo, duoda. Iš tikrųjų duoda. Ne per seniausiai vasarą skaičiau knygą, aš ją nusipirkau ir
aš ją dabar aš nusipirkau tą knygą, tai aš ją atsiverčiu palei puslapį, bet aš ją perklausiau kaip audio knygą. Vertimas buvo lietuviškas, bet aš namuose turiu originalą, bet kadangi visą žinau, nemintinai, bet perklausiu, tai aš dabar ją atsiverčiu palei ten puslapį. Nu, tokia labiau enciklopedinė gaunasi, kaip jinai Rick Rubin, ta knyga, gal teko girdėti, kūrybos aktas, kaip lietuviškai įsiverčia, taip kažkaip tais. Man rodos, The Active Creativity kažkas. Bijau nusišnekėti, nes vasarą skaičiau tų knygų, žinai. Tai va ta knyga apie kūrybiškumą. Bet jinai šiaip muzikos pasaulyje, ne tik muzikos tarp menininkų, tokia labai sužibėjo, nes ten labai pateikė kūrybą iš meninės pusės, iš dvasinės netgi pusės į kūrybą. Tai geras dalykas. Dar labai geras dalykas yra poezijos knygos. Nedaug iki mano rankų daina jų, bet tokią mintį noriu, kad vis dažniau paskaityti, nes kai žodžius rašai, žodžiams atveria kalbos klodus. Nu, čia bet kokia knyga turbūt, ne tik poezija apskritai. Štai turim už nugaros tau poezijos skyrių. Reiktų apsilankyti. Tai, nes būna momentas, kur aš pats pagaunu save, kad naudoju tos pačius žodžius. Tiesiog paieškoti kažko naujo. Tai jo, knygos gali prisidėti kūrybai. O laima prisideda prie kūrybos? Prisideda. Nu, jinai prisideda savaip. Jinai paklauso ir pasako, ar palėtė ar ne, ir kaip palėtė. Ir, žinai, jeigu kažkoks buvo momentas, kur viskas buvo, dabar jau matau, kad jinai jau pramokus netgi techninius dalykus. Ja. Kai esam bibliotekoje, tai su knygom, tai iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Šiuo pastaruoju metu nelabai skaitau knygų, nes tiesiog nėra laiko, bet dar visai neperseniausiai skaitau labai daug. Nu, prieš pusę metų, gal sakykim. Čia pusę metų tai dabar. Visai neseniai. Taip, visai nepaseniai. Bet labai daug knygų skaitydavau bet ką noriu užkabinti, tai kai aš buvau vaikas, man buvo sunku su knygom, man ten būdavo užklasinis tas skaitimas, kur reikėdavo pildyti tą knygutę. Man būdavo sunku. Aš neskaitydavau knygų, man nepatikdavo. Ir nelabai suprantu, kodėl nepatikdavo, nes dabar tai man priešingai, gal dabar įdomus dalykas. Bet gal vaikystėje retai kam patinka skaityti? Mano vaikam patinka. Mano vaikai skaito knygas labai. Ir dabar jie mokyklų yra 2-4 klasė, berniukai, bet tiek skaito, žinai, kiekvieną dieną knygą skaito. Aišku, skaito vaikiškas knygas, gal tos knygos įdomesnės, aš nežinau, negu kad mano laikais buvo. Nes, taip, šiuo dabar ten pažiūriu, tos knygos naujas yra tų knygų, kai aš buvau vaikas, nebuvo. Bet ir buvo viena knyga, kuri mane užkabina būtent ant skaitinimo, kai buvau paauglys, nežinau, jau pamilo, kaip man metų buvo, 14 gal, tokiam amžiui. Ir mane labai užkabina ant knygų būtent Skomanto serijos. Nežinau, teki girdėti. Ten yra berods kažkoks rašytojų susivienimas, jie pasivadino Skomantą, tokiu vardu, ir jie rašė knygas apie Lietuvos viduramžius, apie vieną Žiemgalių kunigaikščio šeimą ir ten, reiškia, apie jo vaikus. Pagrindinis, ten jis turėjo daug vaikų, vienas iš vaikų buvo vardas Uvis ir ant tiek mane palėtė, kad ten daug tų knygų, nežinau, 15, 16, ten epas visas, jų buvo tikslas sukurti lietuvišką epą. Ir aš jas visas perskaičiau, turint omeny, kad aš neskaitau visai knygų, tiek daug knygų perskaityti yra reikalų. Ir kažkaip tuo metu Anglijoje gyvenau, man dar, ir neužfiksavau. Ir tik atsikrausęs į Lietuvą galvoju, kažkaip įdomiai. Ten viskas vyko, veiksmas vyko, jų pilis vadinosi Ventės pilis. Ir tai viskas vyko Žiemgalai. Ir aš suvedžiau galus, kad jie ta pilis turėjo kažkur čia stovėti apie mūsų aplink Ventą, palei tą geografinę aplinkybę. Įdomus dalykas, kad aš visiškai atsikraušiu visai netoli tos vietos, kur mano vaikystės herojai gyveno. Net neplanuojant, ne? Taip. Įdomus dalykas. Nes, tai va tą knygą rekomenduoju paskaityti visiems. Jinai suaugusiems įdomi. Jinai šiaip turbūt suaugusiems ir buvo skirta. Bet labai fainas kūrinys, toks įkvepiantis,
nuotykių daug ten, žinai. Reikės pažiūrėti, ar turim čia bibliotekoje. Jo, tai aš dar po to mačiau kažkada Mugėje Lietuvoje, čia vaikščiau kažkam festivalį ir mačiau knygos pridėta buvo dalių, kurių aš neturėjau. Aš turėjau kelias dalis, bet neturėjau ten likus. Atėjau ten, vis ten pigiai buvo parduodamas. Nu ir paskiau dabar paskutinę knygą, kurią buvau užsikabinęs, tai ir per kurį įsigijau, mane palėtė, tai tokios rašytos Lietuvoje Audronės Ilgevičienės, Astrėjos, jin ten daug knygų yra parašius apie dvasinę literatūrą, bet yra ir aišku, nežinau kaip čia varint, romantinė literatūra, ne, kur pasakoja veiksmą ir kažkoks vyksta dalykas, tarsi išgalvotas. Grožinė, atsiprašau. Romaną norėjau pasakyti, bet ne romanas, bet grožinė literatūra, taip, ačiū. Tai ten yra keletą grožinės literatūros, bet pagrindė dvasinė literatūra, tai man kažkaip surezonavo, tai vat jos knygos man patinka. Nu, žinai, kas dar man labai svarbi knyga, kur tikrai svarbi, aš ją labai skaičiau, ten net ne viena knyga, ten buvo daug knygų. Tuo metu, kai planavom grįžti į Lietuvą. Tai dar aš Anglijoje buvau su Laima gyvenom ir kaip tik norėjau Lietuvą grįžti. Ir mane užfiksavo Vidūno knygos. Tai susipirkau, kiek tik galėjau tų knygų Vidūno gauti. Ten buvo labai, irgi ten yra dvasinė literatūra, bet buvo ir taip pat ir grožinės literatūros. Apsakymai ten kažkas tokio. Bet jo knygos labai irgi patiko. Aišku, ten, jeigu kam yra tekę skaityti, ten labai įdomi parašyti. Senoviškai, tenais senoviškas šriftas, senoviški žodžiai parinkti ir tarimas tas senoviškas buvo sunku skaityti. Nu, net ten neįprastai parašyta, nes ten senos knygos. Tai va, Vidūno knygos labai buvo užkabinusios. Tai čia aš tiesiog vardinu, aš daug knygos. Taip. Bet vardinu, kas mane labiausiai yra palietę, žinai. Kas jau, jeigu taip reikėtų sakyti, va, šitie 4 variantai, jeigu dabar išvardinu 4. Čia daug knygų, bet 4 tokie debesėliai. Taip. O kaip vaikai žiūri į Vladą Chockevičių, jeigu mato per televizoriaus ekraną? Nu, aš jiems yra visų pirmoje tai tėtis, tai jie taip ir žiūri mane. Nu, jie žino, kad aš esu dainuojantis, ta prasme, kad ten dalyvauju visur, bet jiems, žinai. Na, aišku, jau įprato, nes nuo mažens jie taip jau tave matė ir dabar, dabar tai jau natūralus reikalas. Žinai, čia šeiminiai dalykai tokie, kai vyksta, tai, žinai, patekau į Euroviziją atranką, dalyvausiu. Sveikinu. Niekaip patinka, žinai. O kaip vaikai, ar suks, manai, muzikos keliu, ar gal ūkininkavimo? Sunku pasakyti, ką jie nusuks, nes jie, ir aš ir Laima esam imlus viskam. Mes galim kažką, jeigu reikia daryti, mes paimsim, išmoksim ir padarysim. Čia jaučiu mano mėgstamiausia, aš labai džiugiuosi šią savybę, kad aš ją turiu, nes, aš gal nesu pats geriausias muzikantas, dainininkas, nesu pats geriausias ūkininkas, nesu pats geriausias programuotojas, bet aš turiu savybę, kur aš galiu bet kokį darbą pasimti ir padaryti. Žinai, reikės pastatyti, išmoksiu, pastatysiu. Reikės tenais nutapyti, piešti nemoku aš, bet jeigu reiks, išmoksiu ir nupiešiu. Tai kas liečia vaikus, jie matau, kad irgi visai panašiai. Jie viską taip irgi ima. Tai, pavyzdžiui, vyresnysis labai jam patinka groti fortepijoną. Šiaip abiems, abu vaikai dabar lanko muzikos mokyklą, žinai, Akmenėje, ir jie abudu ten kiekvieną dieną groja pianinu. Aš nežinau, nebuvo dienos, kad negrotų. Bent jau vienas kažkuris tai visą laiką bus grojama. Kas liečia ūkininkavimą, tai jie sako, čia dabar neperseniausiai, man rodos, vidurinysis sūnus pasakė, kažkaip, kas ten taip sako, tai gal ten, tėtė, gal karvį reikia nusipirkti, kad, žinai, kad pieno daugiau turėtume kažką. Sakau, bet reiks ją prižiūrėti, žinai. Tai sako, tai aš užauksiu prižiūrėti. Kažką tokio, bet tenais dukrytė visai mažutė irgi sako, ten tėti, aš ten traktorių vairuosiu kažką tokio. Jie sako tokius dalykus, nes jie, žinai, jie mato, jų pasaulis sukosi apie tai jie įsivaizduoja, kad visi taip darys. Bet kai jie užaugs, pamatys, kad galima daugiau kažko veikti, gal savo atras kažkokią nišą. O gal, žinai, tą ūkį ir perims, kažkas gal muzikuos. Sunku pasakyti. Bet jau ką jie darys, tą palaikysiu viską, kad tenais belė ką jie sugalvos. Laisvas pasirinkimas, žodžiu. Taip, tegul tik daro. Aš irgi kiek savo veiklų pakeičiau, jų buvau programuotis. Ir niekas negalvoja, kad aš galėčiau būti ūkininkas tuo metu. Aš pats negalvojau. Bet po to, ūkininkas po to, bet nebeprogramuoju. Su muzika galvojau, kad aš nieko nedarysiu, bet ir
kažkur momentu netgi sakiau, jokiais būdais aš studijai nedirbsiu niekada gyvenime įrašų studijai turiuomenį. Dabar dirbu įrašų studijai, man patinka. Tai nežinau, ką aš toliau sugalvosiu. Jo, žadėjau klausti, gal dar kas nors naujo tavęs laukia. Ja, bijau, kad kokį prezidentą sugalvočiau. Nu, čia būtų įdomu. Visko iš manęs galima tikėtis, bet ne, kol kas tai ne, bet aš čia juokauju, aišku. Bet ta prasme, man viskas, žinai, kas patinka, tą darau. Gyvenimas yra smėlio dėžė. Ir svarbiausia būti amžinų vaikų, toj smėlio dėžėj. Bet nepamiršk, kad esi suaugęs. Iš savo kūrybos ar turi kokią nors dainą, kuri tau pati tokia artimiausia? Nebūtinai gal kaip mėgstamiausia, bet tokia artimiausia. Iš mano paties kūrybos? Taip. Jo, man labai yra ypatinga daina Mūsų sode. Jinai ta daina, kur ten gal nesurinko daug peržiūrų, kažką tokio, bet man jinai tokia yra kažkas wow. Kita daina yra dabar, kur įsiu Euroviziją. Jinai yra labai nuoga, labai atvira ir labai emocinga daina. Tai tai bet čia galbūt sunku labai būt toks biški toks šališkas dalykas, nes visą laiką naujausias kūrinys būna svarbiausias. Tai nežinau, ką sakysiu po metų, žinai, galbūt, bet kol kas atrodo, kad labai svarbus kūrinys, aš į tą dainą stengiuosi vystyti. Bet jau iš tų, kur išleisti, tai būtų Mūsų sode. Nesakau, kad kitos blogesnės. Kad ir dabar, pavyzdžiui, naujausia Ilgesio dainoji. Jos visos turi kažkokią istoriją, žinai. Kažkoks yra įvykis galbūt buvęs. Kažkokie dalykai, kurie paliečia tą dainą ir, žinai, tik kartais būna tie įvykiai pasimiršta, žinai, kartais išlieka galvoj, kartais netgi iki detalių prisimenu. Tarkim, Mūsų sode, tai ten aš prisimenu, kaip esu kūriau, pasiėmiau akustinę gitarą, sėdėjau antram aukšte, šalia mano dukytė piešė ir buvo tuo metu, berods vasario 14, netgi Valentino diena buvo, meilės diena, Laimo kažką pačia darė, tokia idilė, ramybė, visi kažką veikia ir aš tiesiog niuniuoju, žinai, su tokia ta Mūsų sode, kažką ten bandau, ir po to žiūriu, vystos ta mintis, kad sodas kažkaip tai, sodas man tokia pasirodė labai graži mintis, Mūsų sode, meilę sodinau, ir toksai ta mintis užkabino ir tik žiūriu, vystas ir išsivystė. O kada išgirsim tą naują Eurovizinę dainą? Sunku pasakyti, bet man rodos atrankos prasidės sausio 24, tai kol kas nenusprendžiau, bet galbūt sausio bus turbūt sausio. Tai jau prieš atranką, ta prasme, ne? Nežinau, kiek laiko prieš atranką, dar nedėjau iki to. Sunku, nenoriu prisišnekėti. Bet gal ir anksčiau, gal ir vėliau žiūrėsim. Bet bus. Tai ačiū tau, Vladai, kad sutikai šitą avantiūrą prisijungti šiokią tokią mūsų bibliotekoje. Ačiū tau, Elvinai, ir bibliotekai ačiū. Ir kviečiam čia apsilankyti dažniau ir į poezijos skyrių arba į bet kurį kitą. Gerai, būtinai. Ir dėkojame klausytojams, dėkojame žiūrovams ir iki susitikimo. Iki.